Labas rytas, nauja diena. Šiandieną su kuo važiuoju valgyti pirkti? Su kuo? Pasakyk. Nu kuo važiuoju? Su Riduko. Iš tikrųjų yra maždaug dabar 7:30, bet tikiuosi dar naktinis turgus dirbs ir šiandien yra antradienis. Praeitą savaitę nebuvo maisto apsipirkimo, nes buvom atostogų prie jūros. Tai dabar galima jums parodyti jau, kągi valgyti perkant. Tai važiuokime, draugė. Žinokite, kaip fainai naktiniam turgui dirbo žmogus, kuris pardavinėja kalafiorus. Ir anais metais buvo po 5 centų už kilą, dabar pardavinėja, man ta prasme pardavinėja. Dabar po 8 centų už kilą, tai nusipirkau nemažai kalafiorų, labai džiaugiuosi. Dar plus papilpėjom. Dar pavaišino, ką jis ten prisipirko, gervuogių, slyvų, dar ten viskas, žodžiu, labai fainai. Dar taip pat nusipirkau bulvių, 20 centų už kilogramą jo namuose užaugintų. Ir dar iš Lenkų pusės nusipirkau pomidorų. O dabar einame į Didmano skyrių. Tikiuosi kažką atrasi vėl. Taigi čia jo tie kalafiorai. Sakė, lapų labai prastai augino, tai kalafiorai biški geltonesni, bet maistui nekenkia. Dar pridėjo slyvų dovanų. Čia yra lenkiški tie pomidorai. Ir čia 20 kg bulvyčių. Sakė, mažutės, bet tai dar mažesnės, dar yra skanesnės negu tos didelės naminės, jo augintas 20 centų už kilogramą. Mano skyriui nusipirkome papriką. Jau pagaliau atpigo €1,60, galima jau gyventi. Nusipirkom svogūną. Tokių didesnių rinkomis. Agurką. Nebuvo lietuvių ūkininkų pusėje pusę maišo, tai pirkau brangiau iš Urmo ir dar yra Kopystų. 3. Tada yra krūva bananų. 8 centai už kilą. Iš tikrųjų kieti jie yra. Aš apsukau dar pusę, ne ta, kuri šviesesnė ant kai kurių va čia buvo. Apsukau blogesnę, tai ten, žodžiu, po 8 centų pardavė. Tada datulės. O čia dabar yra maišas. Tame maiše yra ištrauk po truputį. Datulės. Riešutai. Drožlės. Tik neišpilk gerai. Čija sėklos. Linų sėmenys. Razinas toliau. Bangalės. Ir toliau gal nebetrauk. Munk pupelės ir tos saulėgrąžos. Net pastrigo žodžiu, ne? Gerai. Dedam atgal viską į vidų. Susitvarkom ir galima bus važiuoti dabar. Va ir dar bulvės. Bulvės jau rodžiau praeitą kartą, tos mažutės, naminės, fainos bulvytės. Labai fainai, kad mažos, nes jos yra daug skanesnės. Tai va, atrodo viskas. Dabar važiuojame iki Lidlo ir iki Maksimos. Gerai, žiūrėk. Nusipirkom iš Maksimo šitą prieskonį. Aha, su alyvuogėm. Šitas prieš prieskonį. žolelių pabandysiu. Šitas prieskonį. Čia taip pat su alyvuogėm. Šitas Taip pat tas pats. šitas Ir smulkėt papriką. Labai skanu. Va, ir čia cukrus. Cukrų šitą naudojam. Labai retai iš tikrųjų naudojam, bet mačiau baigėsi ir va. Ir ką dar nusipirkom? Arbūzą. Arbūzą. Ridukas išprašė, vos pakėliau iš tikrųjų iš tos dėžės. Bet buvo po 9 centus, tai paėmiau. Tikiuosi skanus, nes šito skaliukas kaip ir labai nudžiūvęs. Dabar važiuojame iki Lidlo. Jau Lidle apsipirkome, nusipirkau savo rožičių raudonų, labai gražių. Ir dabar galėsiu džiaugtis. Bet ką noriu pasakyti, Jėzus, to mano, aš tą arbūzą nunešiau iki mašinos ir Lidle ten kokie 6 pakeliai avokadų, ten apie 700 gramų, ten gal 5 kg net nėra. Pakėliau dėžę ir man taip nugarą suėmė, dabar galvoju šakės, nežinau kaip išlips iš mašinos. Vos pakėliau, paskui netgi morkos ten kelis kilogramus. Tai reikės ieškoti miliuko kristalo, teptis kokį tenai čeburelį berods tepaliukų ir tikiuosi praeis, nes taip tai mirtis alyvose bus. Neįsivaizduoju kaip dabar. Gerai, kad vyrelis namie, tai maistą ir suneš. Žodžiu, neturiu nuotaikos, nes labai nugarą skauda. Va, iš namų tokią gertuvę pasiėmėm. Pasiėmėm gertuvę, vandens įspylėm, pasidėjom, kai norim gerti. Tai viskas tam kartui. Važiuoju namo
O maistą reikia sudėti, gal padažiuką pomidorų virsto, manau, su paprikom. Ką nusipirkom? Aš nefilmavau, ką nusipirkom. Tai matė, gėlių, abrikosų. Iš ten. Iš Lidlo? Nu tai tu pavardink, ką mes nusipirkom. Abrikosas. Tualetinio popierio. Dar poperiaus. Ką dar? Morkų, avokadų. Dar ko? Šiukšlių maišų. Maišų, paskui makaronų ir viskas. O čia kas? Ir rožių. Taip, ir dar rožyčių. Žiūrėkit, kas čia labai geras. Žiūrėkit. Aha. Labai geras jisai. Čia jisai, tasai, kad ilgiau užsistovėtų tos trolės. Tai viskas, važiuojam namo, tvarkytis maistą, nežinau kaip, ir dar galvojau pomidorų padažą išvirsiu. Tai žiūrėsiu, kaip man ten seksis. Tai viskas tam kartui. Susitiksime kitose video. Ir dabar 9 ir 10 minučių. 9. 10, ne, laikrodį jūs nusukat, va dabar va, nustatau 20, tai vadinasi 9 ir 10 minučių. Parodyk. Ką tau parodė? Ne, laikrodis mano iš tikrųjų, žinok, o telefonu mes filmuojam dabar, tai nepamatysim. Viskas, važiuojam namo, taip? Tai ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitas... Liežuvis net pilasi. Tai ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose vietoje, nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti, nes palaikymas labai svarbus. Iki kitam kartui.